Martynas ir sakiau, kad aš padarysiu naktį epizodą, kažkur beveik naktį, bet nusprendžiu dabar padaryti, kad šitą epizodą eisiu daryti, tai kaip jau matote, aš esu čia truputį pasikasęs ir dabar varysiu ieškoti deimantų. Čia aš įsikasiu iki 12 lygio ir pabandau surasti dabar 12 lygį deimantų. Davai, varom, jeigu surandu, čia yra labai gerai. Lūžo tipo, eik tu savo, man taip reikia greičiau naujos versijos, nes per šitą versiją žiauriai greitai sulūžta visi įrankiai. Tai nesuprantu, kas padarė tokį šitą versiją. Ir kardas, jūs matot, koks laupas mane kardas. Šitoj vietoj kažkur popinas lava. Viena virš manęs. Virš manęs ironas, bet gali būti virš irono lava. Aš pabandau tada pakilti ant biškį aukščiau. Nėra. Tai vadinas, aš noriu dėl to lavos, kad nes deimantų gali būti prie lavos. Tik matot, žiauriai stipresnį. Aš gal nusileidau, ten buvo 8-9 creeperiai. Ir aš nežinau, aš tiesiog laikiau skydą iš visų pusių, mane suko, aš paėmiau, užsistačiau. Zombiai kiauras sienos jutino, čia normalu. 16 lygio, net jau 2 deimantų, kad galėčiau enchanter table. Ne, 5 reikia, nes enchanter table dar obsidiano reikia. Ar 12 lygiai gal biškį per didelis lygis čia, tiem deimantam. Aš nežinau, kur dieną Minecraft rašo. Gal anksčiau rašydavo, aš nepamenu. Ant telo, kaip žaisdavo, tai visada dieną rašydavo. Lazuritas, čia taip keista buvo lazuritą, gal čia tamsiai mėlynį deimantai, man reikia šviesiai mėlynį deimantų. Redstone 3-5 turiu. Davai, deimantai, nebūkit tokie užsispyrę, davai, deimantai, nebūkit užsispyrę. Man gal kitą epizodą reikės pasidaryti maisto, tiesiog kitą šaltinį, nors aš turiu steką, kai matot, dar mėsos vis, nes neįsikipiau, nes man užteko šitos kiaulienos, bet čia yra kitokių orų, tai vadinasi, čia lazuritas, redstone'as, turi būti ir deimantai. 3, davai ne 3, davai dar 2. Let's go! Čia visai netoli žinau. Auksais man reikia, aš patestavau, ar dar vis veikia, tai pasirodo neveikia. Eik tu nabičiu, auksus kiek radau. Aukso sakau, deimantų 6 deimantai. 6 diamondai vienoje vietoje. Nu, visai čia padorė, dar gavau 6 diamondus. Tai dabar reikia atrasti lava pūlą. Man pusę kabulstono reikia išmesti, nes aš nežinau, kur aš tą kabulstoną dėjus. Man kaulų reikia, nes jeigu šunai yra šitas visijos, tai aš šičia išmetu šitą. Aš žodžiu, čia pusę to kabulstono įsimesiu, nes man jo tiek nereikia. Dar tiek daug irono kliko, taip pat tai va čia įrankiam, kurie sulūš. Tai aš truputį labiau į viršų galiu pakilt. Ir man dabar reikia rasti lavos. Žodžiu, bet aš čia kažkur girdžiu lavą.
gal man diorito nereikia, aš komunstoną paimsiu. Ironą galiu, vadinasi, vietos turiu labai gerai. Bet ta lava vėl Ai. Bijau, kad lava gali būti visiškai virš manęs, kad aš tiesiai lavą įskasiu. Bet deimantų, kad radau, žiauriai gerai. Ir aš norėjau sakyti, visokių orų yra, 12 lygiai, gal ir deimantų. Ir ant mano žodžių deimantai. Kairė pusė. Šitą manim jūs kairė pusė deimantas yra. Čia žiauriai gerai yra iš tikrųjų. Šiaip aš ir į viršų keliauju ir lavos ieškau. Tai ką pirmiau rasiu, ar viršų, ar lavą. Vandens aš tai negirdžiu, kodėl rašo, kad vanduo. Tu per garsu. Praėjo šitiek laiko. Žodžiu, kitas video bus apie 7 valandą. Nu gerai, tikėkitės gal po 20-30 minučių. Biškį didesnį laiko tarpą padaryti. Gal kažką labiau paeis padaryti ant to. Tai kur ta lava? Tada pupinas, jeigu aš kuo aukščiau kylu, dar nemažėja. Tai jau šiai būtų koks 3 ar 4 epizodas tokio laiko, nes aš mėgstu tiesiog įkelt, palikti, jeigu įsikelia ir teko 2 epizodus įkelt. Давай, лава, давай. Ar aš čia taip aukštai, kad aš girdžiu čekinus? Jop, aš aukštai. Aš debilas, kad... Nu kodėl man neina? Šiaip aš tiesiog nubėgau keivą. Būtent žiauriai didelis keivas. Aš jau keivę buvau gal 22 lygio. Gilumo. Oh my god, kiek čia daug. Po šitas keivas čia buvo. Kiek čia daug mobų. Aš tiesiog noriu pabėgti ir įsimiegot ramiai. Dar 3 epizodai ir aš keičiu Minecraft versiją. Šitą versiją mane taip nervuoja. Matau, kitas bus vandens atnaujinimas. Tas turėtų būti visai įdomus. Kas nežino, kas per vandens atnaujinimą atsirado, ten visi po vandeniu tie šūdai. Reik pasistengti šitą hardcore, kaž būtų reikia pasistengti išgyventi. Na, aš dar tos... Ai, vieną tiek vietos, bet... Vilnos aš noriu daug turėti labai, nes ateityje gali prireikti pusę nedirio ištaškyti. Tai reikia turėti bent jau steką ir aš noriu per šitą epizodą dar susirasti, kuriuo galiu gyventi. Ir žodžiu, man žiauriai daug geležies reikia. Man šiaip dabar cobblestone gali būti, kad labai reikia, nes aš gali būti, kad skepsiu cobblestone, norėsiu namą iš cobblestone statyti, nu tai bet 20 ironų turiu, tai labai gerai. Aš negaliu tiesiog padaryti tą 20 ironų į tą ironą, man daugiau vietos bus. Taip, čia aš dabar darau kokią po ironą, tai aš padarysiu dar ironos kitam
iron. Dar vietos kitam iron. Aš nežinau, kaip čia man pasakyti. Ok, čia dar visai neblogai to irono turiu. Čia iš viso einant šitos versijos cobblestone, kad pasėdėčiau, kažką paveikčiau. Gal mirčiau nuo creeperio, nežinau. Kol mano cobblestone'us iškėptų tas stekas. Tik nesukasavu, tik aš iš kur žinau, kad jau nebeveikia tiesiog kreatyvą pasijungiau per kitą servą tiesiog kreatyvą ir pažiūrėjau gold blokų pasiėmiau ir jau nebeveikia, nes jeigu būtų veikia, tai aš būčiau nemirtingas, bas aukso 2 turiu ir aš būčiau neišėjęs iš kevo, kol būčiau max teko aukso rengavęs. Jau 20 žodžių. Čia tiek daug irono aš jau turiu. Kad tu pavelnių, kiek aš to irono turiu. Daug. Okei, kokių blokų negaila tai dirtų. Oi, dėruoja, kad negalima čia taip greitai. Biškį palaukti. Jeigu norite... Kodėl aš filmuoju šitą epizodą? Dėl to, kad aš pastebėjau, kad 2 laikus surinko mano pirma dalis, dėl to aš šiaip ir filmuoju. Bet... Koks man tai skirtumas iš tikrųjų, bet jeigu nori dabar 3 dalies, jis yra kaip 3 laikus. Dėl 4 4, dėl 5 5. Tai prieina. Žiauriai daug irono žausiu. Reikia čia kažkur, žodžiu, aš neatradau to spawnerio dar, bet iš maisto tai gal ir paimsiu, nes gali būti, kad vašė po to pasibaigs maistas. Bet aš nemanau, kad tai man vašė būt gali, nes aš šiaip dabar norėčiau pasidaryti pikeksą, kaip sulūž mano šitas ironinis, pasidarysiu 2. Ką man dabar išmest odos reikia, potato tikrai reikia, nes aš jų augint dahuja galėsiu. Aš nežinau, ką man išmest, tiesiog granitą išmest. Reikia dabar kažkur varyti, susirasti vietą, kur galiu varyti, nenoriu į eglyną, nes man eglyno nelabai patinka būdas ir plus nelabai pats, atsiprašau, ir plus nelabai man pats eglynas patinka. Noriu kažkur gyventi, šiaip noriu gyventi, bet aš tiesiog namą nesistatysiu, kol aš normalios versijos negausiu, tai sorry, bet ir man vietos reikia, tai laikiną namą aš galiu pasidaryti, bet aš noriu greitai nuskelti 14 ir man kaimelio reikia. 14 versija, viską pasimu ir tada varau ieškoti kaimelio, bet aš dabar jeigu kaimelį randu, man to 14 versijos nepasidarys į normalų. Į tą pagrindinį, kur dabar šiais laikais mano kaimelis. Matau, aš tiesiog čia dabar čestus pasidedu ir viskas. Oda, dropinkit. Aš į ateitį, kai darysiu enchanter table, tai bus kitam epizode čiūjų. Bet man obsidiano reikia. Čia už kadro tiesiog kurį dar pasimainint dėl lavos. Ten tai drimai. Aš jau 30 reikia gausiu ir galėsiu savo pikeksą 30 levelų padaryti. Davai būtų prikolas. Gauti žiauriai didelį lygį, be kvarcų maininimo pagaliau. Bet man reikėtų tada 14 obsidiano. Jeigu šimtai pažiūrėjau, aš sužaidžiau vieną Minecraftą, ten bandžiau aš eit pasibandymą, žinot, Manhunt, tai aš tiesiog įkritau į lavą netherį. Per 10 minučių patekau į netherį. Čia pagal mane čia visai normaliai dar, bet...
Man maisto užteks 3 gyvenimus. Žodžiu, aš tiesiog kažkur čia dabar pasidedu čestus, pasidarau 2 čestus. Ir tada, kaip atsiras tas kimelio laikas, eisiu tikrai, tada tai aš guisiu. Dar čia pelkės. Žodžiu, čia dedu viską, krosnį. Ir tada tiesiog pasigaminu 2 čestus. Susidedu daiktus, kurių man dabar nereikia. Pasimsiu šitus 2 ir eina kepti. Tai aš dabar nekepsiu kabulstoną, aš dabar ironą kepsiu. Čia lovą galiu pasidėti, nežinau. Žinau, kad aš galiu miegoti tik per naktį. Skydą čia, buketą čia, nes man buketo reikės. Tai ačiū, kad žiūrėjot antrą epizodą. Gal šitas video bus trumpas. Svarbiausia, tai buvo susidėti. Ar ten kaimelis? Kodėl aš čia atbėgau, matau, tas kaimelis visiškai nepasikeis dabar. Tu galbūt juokauji? Gal man tada tiesiog paeit ten kažkur biškį toliau ir tada... Jo, pala, dar neatsisveikinu su visais. Sugalvojau. Gal tai kas, kad čia čankus aš užkroviau, bet gali būt, kad aš tiesiog galiu pabėgti iki čia kažkur, kol aš to kaimelio nematysiu. Ir matau, aš dabar tą kaimelį tiesiog išdvėgiu. Bet aš pamačiau pelkės ir nemačiau to kaimelio iš tikrųjų. Nebematau šitoje vietoje. Aš nemanau, kad man tai veiks, bet bent jau laikinai nenoriu turėti kaimelio. Bet aš žinot, matau nuo šito kaimelio 20 štukų blokų yra iki kito kaimelio. Čia per daug, aišku, kad per daug, bet vienas gabaliukas maisto liko, įskiepsiu dar maisto. Škadročiųjų. Dabar tai tikrai ačiū. Kol aš bėgu, noriu padėkoti. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo čia geriausias Lietuvos youtuberis Martynas, kuris vos ką tik įskėlė neįkrito. Tai... Ir valava. Tai nereikės nieko čytint. Tai viso gero.